Sėja labai normaliai, kaip ir visur, ten 10 pradėjo, 12 pabaigė. 3 veislės, kadangi sniegas ten nesimato, kur labai už kampo pasėtas skagenas šviesesnis. Braitas toje pusėje, Elektra į tą kraštų, visas veislės susistatė, kurios labai prašosi augimo reguliavimo. 2 tręšimai padaryta, pirmas biriom atiduotas pakankamai anksti, tada kasas pagal padegintą lapą, galima pasakyti labai, kada net buvo, purškimas darytas. Naujas lapas visiškai sveikas, laistyta kaso, 200 litrų kartu su tiosulfatu. Minimalus padeginimas, tai pagal lapo augimą 1,5 savaitės tas padaryta. Rudenį herbicidas kartu su mityba ėjo pontusas, ėjo piklonifenas su flufonicetu. Labai gražiai viskas surinko, šiaip laukas be proto, daug žliugės turi. Nėra ten tų žolių daug, viena, kita kažkur, ten kažkur kažkokia rapso pabirėlė, kurią dar kerta, Bet minimalus tas variantas, tai darbai, kurie buvo padaryti, tai 2 tręšimai, minimalus startinis azoto 30 miklios medžiagos, tada 84, 200 kaso plus 20 ATS, tai 86 gaunasi ir truputėlį sieros. Tai 110 jau gavęs, ir dar vienas paliktas toksai kontrolinis, kad iki 170 susikelti, bet tai turbūt gal už savaitėlės, kai atšils tie orai pasikeis. Tai pasižiūrim, iki Skageno manau, kad neįsim, visi mes jį puikiai pažįstam, 2 veislės, kurios labai įdomios, matosi tas brūkšnys, net matosi pagal aukštį, jeigu pasižiūrėtum, Elektra truputėlį didesnė. Tai tada aš Elektra... Pasižiūrim, kaip situacija. Įdomios tos veislės, visiškai skirtingas, potencialas, kas susijęs su baltyminiais ir parametrais kokybiniais. Šaknų sistema, šaknis tvarkingai veikia, kas pernai laiku pasisėjo, tai šiemet turi kviečius tikrai labai įspūdingus. Visos veislės potencialiai, kurios pernai bene geriausius rezultatus parodė, tai visos šitam lauke. Derliaus klausimų, tai tikrai taip. Nemetėmės tos Skageno, turimės jo, nes mėgstamės tos, aukštą baltymą ir šiais metais tarp klasių skirtumų matosi, kad... Kurio tikrai reikės tam, kad neatsidurtume į konkurencinę aplinką. Tai pasiemam pagrindinį. Iki 6 turi stiebų pasikrumėjęs, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kokį vieną galėtų net ir numesti tankoką. Lyginant su tai, kad aukštaūgės veislės? Aukštas, pasižiūrėk iš karto, kaip užsifiksavęs pseudo ir pirmas. Tai čia ne tai, kad su reguliavimu, toj ir su antru reikės čia važiuoti. Tai toksai vadovėlis, kas susijęs su 31. Bet jau matai, antras užsifiksavęs, tai įsivaizduok, kad šilimas, tai čia už 10 dienų reikės su antru augimo reguliatoriu su pirmu fungicidu važiuoti. Galim pasižiūrėti. Į kamerą galima įdomų modelį, Elektros ir Braito, plus minus. Skirtumai nėra dideli, aišku, tikrai pirmas buvo 0,8 cc, niklomesat chloridas. Ir į šitą lauką 0,35 tirneksapaketylų įsidėjom kartu su siliciu ir su pirma mityba, fosforas, kadangi temperatūros daug mažesnės, taip pat ir susidėjom ir mikroelementų kompleksas, kur manganas, cinkas, geležis, varis, glicinatų formai eina. Gražiai viskas atrodo, nematau aš kažkokių didelių skirtumų, bet ne viso Lietuvoje augimo reguliatorius pirmas padarytas. Tai šnekėjau su Marijampolės, su Pietų Lietuvos ūkininkų, sako, ar susireguliavai? Žinok, sako, sėjau, nes galėjau sėti ir mačiau, kad jeigu nepasėsiu, tai tiek pripils, tai pas juos užvakar 30 mm prilėjo, bet viskas pasėta. Tai tiek cukriniai runkeliai, tiek vasariniai katukai, tiek pupos, tai valio. Bet reikės pakankamai rimčiau apie augimo reguliatorius kalt. Prieš šiandienos filmavimą parašyk klausimai mūsų Instagramą. Apie ką norėjau ir pašnekėti. Klausimai. Kokių klausimų turim? Labai elementari situacija ir pirmas klausimas, tai kada baigsis lietus? Su lietum kaip visą laiką, Kaip tu ir sakei, pas kolegę Indrę Šiauliuose hebrasėja, o kitur net ne tai, kad sėti, o kroskaterio lėkščių negalim su 3 cm įvažiuoti šiaurės pusėje Rokiškį, nes moliuose ragas taip šlapia. Tai lietus
panašu, kad ateinančią savaitę atostogos, o lietus, kai pasibaigs, tai tiesiai į darbus. O prie technologinių klausimų turim vieną irgi taip pat iš Instagramo. Šiandien užmečiau, kad laukuose, kaip ne standartiškai, šeštadienis. Ir pirmas klausimas, ką patartumėte dėti kviečiam, kurie atsilieka augime, kur buvo tiesiog pamirkusi dirva? Tai pamirkusios dirvos problemos turbūt pirmas dalykas tai netolygi temperatūra. Ką matote ir savo laukose kitur, jeigu laukas nėra visiškai tolygus, yra tokių vietų, kur tie vadinami šaltžemiai. Aukštas pakankamai gruntinis vanduo ir iki šį termometrą vienur ten jau buvo sušilę iki 13 net, paeini 100 metrų iš šono iki šį termometrą 5,5. Nu, tai labai paprastas dalykas, tai jiem ko trūksta, visko trūksta. Nes temperatūrinis režimas yra skirtingas, tai jeigu norim pavienodinti, tai ta tokia pakankamai ilgametė praktika prie pirmo važiavimo arba saugimo reguliatorių, kai kur tiesiog atskirą mitybą darėmės, tai fosforo mityba per lapus tam, kad jisai greičiau stumtų šaknį. Ir tada, žinoma, vėlgi tas pats cinkas, tas pats varis, ta pati geležis, kurios augalai negali iš dirvos pasiimti manganas, tai arba iš vienanarių dėliotis, arba naudoti kažkokius tai kompleksinius variantus, tai tos pagrindiniai tie sprendimai, kuriuos darėm. Tai turbūt tiek, žinai, aišku, azotas, bet tai čia kaip ir labai suprantamas dalykas. Tai kaip ir sekantis klausimas dar būtų, kas nespėjo konkrečiai pasidaryti tų pirmųjų darbų ir būtent klausimas apie tai, kokios veiklios herbicidų kviečiuose medžiagos geriausiai tinka nuo dviskilčių vėlesniam panaudojimui, nes panašu, kad po šalnų pirmą reiks trumpinimą ir nuo ligų purkšt, o tik vėliau dviskiltėm tvarkytis laukus. Turbūt net patiek pas visus mūsiškius 90% laukų iš rudens žolės. Tai kaip ir tikrai negalvojam labai baisiai, jeigu iš rudenio buvo naudotas, kaip ir šitam lauke pontosas buvo naudotas, tai turbūt apie herbicidą kažkas išlys, tai tokius labai minimaliom normom tribenzometilą ir su fluorosulamu arba fluoroksipilu prie antro augimo reguliatoriaus. Šičia turbūt prasivažiuosim, nes kažkas vienas kitas išlenda, tai tokį kontrolinį numatom, kažkur rapsiukas palindęs, bet nėra jo daug, žinai, kažkokia žliūgė, ten toliau laukia durpynas, kur matosi, irgi truputėlį gavęs šalnos, vos pašviesėjęs. Tai tokių bus. O šiaip dviskiltės standartinis variantas, ką ir tu po savo laukose darai, jeigu iš rudens nepurkšta ir tik dviskiltės tvarkomės, man tai patinka tribenuronas, dedi fluoroksipirą, jeigu turim 10 laipsnių ir druskos. Tai tada, žinai, ateini po 2 dienų, laukas švarus, matosi, kad viskas nuvirinta. Visą herbarą tvarkom. Kitur, kur nepurkšta, turim minčių, važiuosim su brodvėjim. Ten, kur yra dirsės. Jo, ypač kur yra dirsės, tai važiuosim su brodvėjim, mintis, žinoma, peroksulamas, kad susirinkti dirsę tose kraštuose, kurios yra. Jeigu dedam brodvėjų, fluorosulamų gal ten tie 2,8 gramai su 200 brodvėjaus nėra labai didelė norma, tai jeigu yra labai daug žliūgės, tai šiek tiek fluoroksipiro, kad pastiprinti tą efektą, nes žliūgės, kur problemos yra, ten reikia jas gesinti. Jeigu daugiau rugiagelės, tai prie brodvėjaus druska, jeigu daugiau ramunės ir didesnė, tada tribenurono šiek tiek pridėti, bet ten vis tiek šnekam apie tos pačius hektarinius pinigus, o žolės ne ta vieta, kurioje pritaupysi. Tai darėm kitur ir su pirmais augimo reguliatoriais, bet tada tik tai ten koks tribenuronetilas su fluoroksipiru tam, kad, žinai, jos labai stipriai neaugtų. Bet daug tų variantų herbicidinių Lietuvoje. Žolės daugiau mažiau viskas aišku ir kas pasidarė tos, kaip ir minėjai, rudeninius, bet dabar konkrečiai matom, žinoma, vėlgi po pernai pasikeitusių reikalavimų, kada turim mažiau atsiliojimų laukų. Sekantis tikriausiai tema būtų klausimas, tai kokia visgi ta situacija žieminiuose kviečiuose su lygomis yra ir kokie pirmieji numatomi darbai būtent po šitų orų būtų irgi? Lietuva čia išsiskaido į 2 dalis. Pirmoji dalis tai vidurio Lietuva, kur kviečiai jau tokie ir labai 31 ir savaitės į 32 ankstyvos veislės lips. Tai čia, kur pirmas augimo reguliatorius padarytas, tai antras važiuosim vėl su trinexapaketilu, nuo 0,2 iki 0,4 mišinėje, bent jau kol kas tokios mintis. Ir šiais metais pagal kainodarą žiūrint protekonazolo su azoksistrobinu, 150 veiklios vieno, 125 kito, tai labai stiprus toks purškimas. Kol kas, kiek girdžiu, tai vienas klasikinių variantų. Klasika, absoliuti klasika ir šiemet pagal kainos turbūt vienas iš tokių
Nu, pernai dėjom 0,5 litro azoksistrobinų ir 0,5 litro protekonazolo tenais, kur norėjom susitvarkyti rapsuose su lygomis, tai aš manau, kad kviečiuosi čia. Jo, čia bus labai stiprus variantas. Čia labai stiprus variantas. Yra daug, yra Balajas, Suflexit, yra Vistaras, Xelpakas, yra Ojetų, tų fungicidų turbūt yra beproto didelis pasirinkimas. Aš manau, kad mes apsistosim ties šitų pagal kainą ir veiklių medžiagų kiekį. Vėl, tokios temperatūros, bus tos dryžligės, nebus, kada tas septorijos plitimas, vienam kitam laukia radom tas ligas, bet dalis Lietuvos dar nepasidarė augimo reguliavimą. Taip. Va čia reikia atkreipti dėmesį į temperatūrą. Tai mišiniai, temperatūros, visą tą situaciją, nes kol kas irgi iš ūkinės pusės galiu pamatyti, kad daug kas supuola į vieną vietą. Ir ar mišinius mes tokius bombinius galim daryti, prie kurių nevertėtų išsitraukti cigaretės. Ten nerūkyti prie purkštuvo. Nerūkyti prie purkštuvo. Tai saugimo reguliatorius paprasta. CCC pradeda veikti nuo 7, bet žinai, optimumas yra 15 laipsnių. Trinexapakui reikia 10, kad jisai bent jau veiktų. Kalcio proheksidionui, net jeigu apie Medax Maxus šnekam kokius, tai irgi jisai nuo 7 veikia, bet vis tiek pas visus augimo reguliatorius optimumas 15. Tai ir tą augimo reguliatorių reiktų daryti, kada yra intensyvus augimas, aišku, jeigu šnekam apie elektrą ir jūs dar jos nesusireguliavę. Nu, gal šiandieną tokio orų. Paradoksalu, kad mes šnekam per šalnas ir šalčius. Gal nevažiuočiau. Gaunam natūralų tą augimo reguliavimą, bet... Nes, realiai, tos veislės, kurios turi tą ankstyvą startą, jos jau kelia pirmą, ne, čia tik savaitėlės klausimas, kada pusantros, kada į 32 pereisim. Taip. Tai mišiniai CC su Trinexapaku vienas kitą papildo, 31, antras, 32, ne. Tai manau, kad irgi Trinexapakas esu matęs, atsimeni pernai, kas 2 kartus varė su kalcio proheksidionų, Skagenas. Ir dar prisidėjo 2 litrus sikocelio. Bet derlių įtakos turėjom neturėjo. Augalus iki kulniukų, reikėjo būti tvarkingai nusirinkus akmenis, bet derlių tai įtakos tai be abejo neturėjo. Varpa vis tiek formuojasi. Tai čia kaip Jonavos pusėje, pameni, tą, kur, žinai, 12 šiam konvijo, Kederis ant Lekso stovi, žiūri Skageną, sako, o tai čia kaip įdomu, sako, nukulsim tą lauką. Tai ne, vėl, jeigu pirmas dalykas, tai augimo reguliatorius, jeigu dar nepadarytas, tai atšilus oram važiuojam, tvarkomės, nes azoto šiais metais duosim tikrai šiek tiek daugiau, negu šiaip pernai turbūt davėm pagal kainą, vien dėl to, kad reikia to baltymų ir kokybinių parametrų. 32 augimo reguliatorius kartu su fungicidais ir žinoma mityba, kuri ten vėl pagal orus, ką mes darysim, kiek to šalnas paveiks augalus, kaip jos ar reikės reanimuoti, ar tiesiog bandysim tempti viršų. Fungicidas nėra kol kas ir čia žiūrint lygų su žiburiu nerasi tuose laukuose, bet profilaktika 32 jau reikia. Arba tenais, kur yra būtent atsiliuojami dar vis po tarpinių laukai ir taip toliau. Ten jau lygos matosi iš karto. Ten yra septorijos, kai kur DTR pastebim, tai ten tikrai tada gal net ir prie pirmo augimo reguliavimo, jeigu važiuojam, vėlyvesnėse panašu, ten už savaitės bus kaip tik 31. Ten sutinku su pasiūlymais kolegų, kad taip. Ten reikia. Po tu savo laukuose jau nusipurškiai, augimo reguliatorių visur, ne? Pas mane, žinai, 5 tonos, ne, 150 veiklios. Tai 5 pernai, šiemet. Auginam tokias veislės kaip informerį, aišku, Skagenų tenais taip, be abejo, jau ir tas važiavimas atšilus oram turės bus atliktas greičiausiai deriniuose su herbicidais, nes viskas, kaip ir minėjom, šoka į vieną vietą, bet situacija kol kas tokia. Tai manau, kad tie orai iš tikrųjų, kad atvėso, nėra pats blogiausias variantas. Aš manau, kad aišku, kažkiek augalas gali pastresuoti įtampos. Nuo 150 iki 50, tai net keista, žinai, kad šitoje vietoje, kad truputėlį mažiau. Bet viskas tvarko šitais kviečiais. Aš manau, kad su paskutinio azotiniu trišimu nederėtų labai forsuoti. Jeigu tai yra paskutinis, o jeigu dar 2 liko, tai 31.2 ir tada tas 100 salietros 34 stadijoje, kad tempti tą baltymą į viršų, valio, bet iki 34 visą azotą bandom atiduoti. Dabar dar vienas iš paskutiniųjų klausimų, silicis, būtent apie veiklią medžiagą, apie produktus, kurie pernai, tiek užpernai parodė gerus rezultatus, prisidėjo šalia deriniuose su augimo reguliatoriais. Tai kada, ar tie, kurie nepanaudoja prieš stabdant pirmą tarpubomblį, galėtų dėtis į antrą, koks panaudojimo laikas? Atkreipti dėmesį su silicio. Silicio pati esmė, ne kiekviena augalo ląstelė sudaryta iš kalcio, jo senelė iš kalcio ir silicio jonų. Tai jeigu kalcis plyta, silicis
kaip cementas, ne, kuris laiko viską kartu. Kuo daugiau augalė silicio, tuo jis atsparesnis neigiamiems aplinkos veiksniams. Apie silicį labai reikėtų pasirinkti, kadangi rinkoje jo yra pakankamai nemažai, atkreipti dėmesį jo pH, pirmas momentas. Maišomumą, nes daug kas yra pagaminta, nes silicis iš kalio silikatų pH yra 10 ir į viršų. Mišiniuose tekia matyti, kaip krenta nuosėda, mane yra stabilių produktų 6,5 pH, kuris puikiai tinka su augimo reguliatoriais, su fungicidais, su kai kuriais herbicidais tekia naudoti. Tai žieminiuose kviečiuose, jeigu dar nespėjote 30-31 su pirmu, 32 yra paskutinė stadija, kada dar logiška jį naudoti. Tam, kad pamatyti tą ekonominį efektyvumą, nes augalam turbūt ir vėliau jisai nebūtų blogai, bet visada, jeigu kažką atiduodi, tai noris ir atgal gauti. Tai tikrai viskas tvarkoj, 31, 32, iš gamybinių krūvos bandymų galim pasakyti, kad 31 yra efektyviau. Taip. 10-15% negu 32 naudoti, nes kai nuo pačios tas tvirtas storas stiebas, tai tada tu jo niekaip nepasiguldysi. Visada didžiausią dėmesį ir skiriam. Mūsų ir augalai nuo pačios. Jo, pirmam augimo reguliavimui. Labiau negu antram nuo šitą lauką su elektra, šitam, kaip sakant, mintyta. Ir trečias kartu su kokio tafonu bus čia tas augimo reguliatorius, niekur mes nesidėsim.